Kad? Jau gali pradėti. Čia jau galim jau. Jau galima pradėti, jau galima. Jo. Tai sveiki visi mylėjai bičiuliai, susirinkę vėl. Iš tiesų. Vėl malonų vakarą, šiltą, prie kavos puodelio mūsų studijoje. Ir šį vakarą, šį kartą, šiam vaizdo įrašę aptarsime dar vieną dilemą, su kuria susidūrėme. Tai kieno tas yra tas slaptas talentas? Taip, tai mūsų tema yra slaptas talentas, yra dar viena galaktikoje pasimetusi tarp galaktinių infrastruktūrinių stotelių. Dar viena dilema, kaip minėjo, slaptas talentas. Slaptas talentas. Tai pradėk to pagrindinis argumentas. Jo, tai duosiu pavyzdį gal. Tai, tarkim, nueini į barą su draugais ir susipažįsti porą draugų. Ir tu jiems nori juos nustebinti. Ir nori parodyti tokį slaptą talentą, kurį turi, kuris nieks nežino. Ir tu parodai tą slaptą talentą. Tarkim, kad tas slaptas talentas gali būti, kad tu fermentuoji gėrimus, kokios medų gamini ar kažką tokio nelegaliai. Ir kai tu išpasakoji tą slaptą tavo talentą, tai jis jau nebėra slaptas. Iš tiesų. Aš irgi pavyzdžių galiu duoti, pavyzdžiui, kaip imidže, fotkėje, šiame paveiksle matote, tarkim, jo vardas yra Tomas. Tomo slaptas talentas buvo žongliruoti 6 kamuoliukus su savo ilgais pirštais. Taip, iš tiesų. Bet prie jo draugai ir klausė jo, ar tu turi kokį nors slaptą talentą? Ir sako, aš turiu slaptą talentą. Bet jis atsakydamas, kad aš turiu, jisai pasako, kad aš turėjau, nes jisai jau nebėra slaptas talentas. Tai kaip jis gali turėti kada nors visatoje laiko juosto, kaip jis kada nors gali turėti laisvą talentą, jį atskleidžiamos, o jeigu neatskleidžia, ar jis kažkada iš viso turėjo slaptą talentą? Bet iš tiesų, čia manau, kažkokia tarp galaktikais tokia skylė gal net atsidariusi. Jo. Sujungtas tarp galaktinės kosminės stoteles. Ir... Iš tiesų, nes tarp galaktinės kosminės stotelės yra kaip ta transcendencinė būsena tarp juodųjų skylių, kurie slepiasi šios begalinės dilemos, juodos skylės, kurios atsakymų gal net ne visada turi, bet aš manau, mes esam narpliotojai. Mes esam, jo, mes jas surasime tas dilemas iš tiesų. Taigi, kaipgi galima išlaikyti tą slaptą talentą, ponia Šokolatai? Vienas iš tų būdų, kaip pats gali išlaikyti tą slaptą talentą, tai niekam neatskleis to slapto talento. Bet kas tada yra tas slapto talento vertintoja? Kas įvertina, kad tai yra slaptas talentas? Ar tai yra talentas? Subjektinės toks dalykas, aš manau, individualaus žmogaus sąmonėje, toks pasiklydęs gal tas slaptas talentas, kuris, jeigu tu pasąmonį jauti, kad jis yra slaptas, tai gal jis ir yra jau slaptas. Jeigu tu nieks kitas negalvoja apie tą talentą, kurį tu turi, tai gali, tada jau yra slaptas. Gerai, tada toks argumentas. Iš kur žmonės sužinojo apie slaptus talentus, jeigu jau čia tokie slapti? Kas buvo pirmasis, kuris parodė savo slaptą talentą, kuris jau nebebuvo slaptas talentas? Ir kas sugalvojo atskleisti šią didelę paslaptį? Čia sunkus klausimas, iš tiesų čia reikėtų pasiskaityti gal enciklopedijai, kas atskleidė pirmąjį slaptą talentą. Reikėtų pagalvoti, giliau pasidėti ir pasinarplioti šitą dilemą. Gal komentaruose kažkas išnarplios mums... Gal kažkas žino, gal kažkas domisi istorija ir slaptų talentų istorija. Nes slaptas talentas, aš manau, toks dalykas, kuris neturėjo būti atrastas, kuris turėjo likti pasimetęs ir... Paslaptyje toks, nežinioje, mistikoje. Nes aš manau, kad tas būtent terminas slaptas talentas niekada ir neturėjo egzistuoti. Tai yra gramatiškai, blogas, sakinys, kaip jis gali būti slaptas? Jis nėra nei paslaptingas, nei koks nors super talentas, jeigu jisai nėra paslėptas. Tai turėtų būti talentas. Pagal mano teoriją. Tai pagal tavo teoriją. Pagal mano teoriją. Jeigu mūsų slapti talentai niekada nebūtų atskleisti, pasaulyje nebūtų termino slaptas talentas, kuris išreiškia slapto talento būseną šiame ir atliekančią aktualią formą šiuolaikinėme pasaulyje, kurie galėčiau konstatuoti, kad šis terminas niekada net nebūtų išrastas ir niekada nebūtų išėjęs į viešumą. Taip, tai čia dėl to kažkas įvyko kažkur mūsų galaktikos laikotarpyje, reiškia, įvyko kažkur klaida. Tai va, čia va, Matrixo yra skylė kažkokia. Rubikonas buvo atidarytas, aš manau. Iš tiesų,
transgalaktinis toks vos nuo Aš Rubikonas. manau, buvo jo, paliestas Tesseractas. uždraustasis Tesseracto Rubikonas, Na, taip, iš kuris tiesų. niekad nebuvo lemtas būti paliestas. Ir dėl to atradom tokį žodį. Paslaptas. Slaptas, toks mistiškas toks. Taip, iš tiesų. Nes čia dabar visiškai nesueina, man tada visiškai Nu, suprantu. jo. Nes čia tiesa dalykas apie nieką, tada iš kur jis atsirado, kai nėra Taip. jokio pagrindo, ant ko jis yra pastatytas, nėra Taip, infrastruktūros žodžio. Juoda materija tokia nematoma. Kas yra tas končius, kuris atskleidė ir padarė klaidą šioje visatoje? Jo. Tas Kas yra kaltas? končiusas. Ar jisai buvo končius, kai jisai padarė končius šitą klaidą? Gal greičiausiai buvo unconscious. Jis irgi buvo slaptas buvo. Ant končius. Atsikončino. Nežinau. Atrišo gal Matrixas tas slaptybės Aš visas. manau, kad tas žmogus žino daugiau, negu jis turėtų žinoti. Iš tiesų. Aš manau, kad jisai turėjo prieigą prie matricos vidaus, prie serverių mūsų visatos ir pasaulio. Ir jisai turėjo didesnę smegenų, kaip čia pasakyti, Galią kaip ir buvo. jo, prieinamumą. Na, ja, gal Šimikis kaltas dėl viso šito. O kas tas Šimikis irgi nežinia. Slaptas mistiškas žmogus. Aš manau, jisai dirba aukštesnę jėgai, kurią mes negalime dar paaiškinti. Iš tiesų. Bet nieko šitam YouTube kanale mes įsiaiškinsime, kas yra tas Šimikis. Aš vykiu investigaciją, kažką nuseksim iki namų. Pažiūrėsim, kaip jis gyvena, ką jis įseka, gal jis augina netyčia balandį, gal jis fermentuoja. Gal Rubikoną. Gal jisai prisijaukinęs Slepiasi. Rubikonas pinta iš tiesų. Mistiškas Iš tiesų. žmogus. Giluminis. Daugias sluoksnis gali net sakyti. Nes ta Daug dilema, personifikacijų. aš nemanau, mes nelabai sprendėm tos dilemos, mes tik apsamprotavom, Jo, Kad jinai tai neturėtų iškėlėm egzistuoti, klausimą. jo. Jo. jinai neturėtų egzistuoti. Nu, čia nes klaida Matrixoje yra kažkur. Jo, kažkas Yra suklydo. kode kažkokiam yra pasiklydęs skaičiukas vienas. Tarp nulių ir Daug ko vienetų atsiras. įslydo Nu, taip. dvejetas. Taip, iš tiesų. Tai aš Čia manau yra- tiek mes Jo, pasamprotavom. atsakymą, manau, kaip ir nėra. Tai tada giluminį. klausimai komentarų skiltį, apie ką mes turėtume aptart, ką mes turėtume padiskutuoti, į ką Jo. turėtume įsigilinti ir išnarplioti, kokią dilemą. Turite gal kokių konspiracijų teorijų ar kitų dilemų, ką mes Jo. galėtume įsinarplioti. Matrixo skylių, tarp galaktinių satelių pasikleidimų. Montas jau. Iš tiesų. Aš manau, tuom ir baigiam. Ta nata ir baigiam, a? Tai jie. Ačiū uždėmesį ir būtinai Ačiū. palikite komentarą sušildantį komentarų skiltyje. Na taip. Čia išjungti. Abom. Ką bum? Pim, pim.